Sveiki visi, jūs žiūrite YouTube kanalą LV12LT ir šiame video naujas siuntinukas, naujas išpakavimas. Šį kartą atvyko kajakas, štai taip atrodo dėžė. Visa dėžė sveria 25 kg, o pats kajakas apie 19 kg. Dabar išpakuosim ir pasižiūrėsim iš arčiau, kaip jis čia atrodo. Pakuojam, kolega. Kol pakuoja kolega, dar noriu pakomentuoti, kad šis kajakas atvyko iš Banggood internetinės parduotuvės. Kam įdomu, nuorodą į jį paliksim po video aprašyme. Kaip visada, galėsit pasispausti, pasiskaitinėti, pasižiūrėti detaliau apie šį kajaką. Štai pats kajakas matom. Čia pripučiamas airdeskas ir matom pripučiamą sėdynę. Buvo štai tokia pompa. Pompa, matom, turi tokį manometrą. Rodo slėgį PSI, kiek pripūsta valtis. Komplektacijai taip pat buvo pelekas, kuris duoda stabilumą. Buvo čia viduj du aliumininiai soliukai. Ir čia priekyje soliukas, buvo toks irklas komplekte ir buvo rem komplektas. Rem komplektas standartinis, klijukai ir PVC medžiaga. Štai taip viskas atrodo. Na, o dabar pučiam ir žiūrim iš arčiau. Irklas matom štai toks, turi tokius fiksatorius, tiek vienoj pusėje, tiek kitoj pusėje. Čia susijungia, užsifiksuoja, taip pat ir kitoje pusėje susijungia ir turi tris skirtingas padėtis irklo, pačio irklo kampui pakeisti. Dar čia tokios gumos buvo. Vienoj pusėje guma, kitoj pusėje guma. Štai dabar kolega pūs ir galim pasižiūrėti, kaip greit pripūs. Nuimam laiką ir važiuojam. Dabar 18 valandų 1 minutė ir pasižiūrėsim, kaip baigs pūsti. Per kiek laiko čia viskas prisipūs. Balionus prisipunčiam šiek tiek ir dabar įsistatysim airdeką, tą padą vadinamą, dugną pripučiamą. Štai dabar kolega įdės suolus. Ir dabar, kai įstatėm soliukus, galim pabaigti pūsti balionus. Ir va, dabar beliko prisipūsti airdeką. Dabar kolega pripūs tą pripučiamą kėdę ir jin prisitvirtins prie kajako galinių dviejų soliukų. Na štai, kajaką praktiškai jau visą pripūtėm ir tai užtruko gerų 10 minučių.
Sėdynę matom taip va, prisitvirtina su dirželiais. Yra gale 2 kišenės įsidėti meškeres, spinigus. Vienoj pusėje galima spinigą, kitoj pusėje ten greipštą. Ir štai taip atrodo mūsų kajakas. Irklas čia šone prisitvirtina, įsispaudžia į jo skirtą vietą. Dar rekomenduotumėm papildomai įsigyti irklui tokios būna virvutės, tamprios, nes irklą pametus praktiškai būtų jau sunku patiems pasiekti krantą, jeigu kažkur toliau reiktų su rankom mirtis. Tai irklą rekomenduotumėm dar papildomai su tokia tampre virvute prisirišti ir tada naudoti. Ant šio kajako galima taip pat ir stovėti. Nėra taip stabiliai kaip valti su kietu dugnu. Čia vis dėlto yra airdekas. Tik tais aišku reikia labai būti budriems, kad neiškrist. Pirmoje vietoje turim pagalvoti apie saugumą. Taip, dar pasižiūrėkim ilgį su liniuote. Turėtų būti 3,30 m ir ką matom? Matom 3,30 m ir yra kajako ilgis. Štai toks tas kajakas. Kam patiko šis video, spauskit like. Taip pat prenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dėl to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot. Visiems sėkmės. Ir kito karto. Iki!